Sveiki visi, dabar gaminsim labai greitai paruošiamą, bet labai skanią ryžių sriubą su moliūgu. Tam reikės visai nedaug, tiesiog moliūgo, bulvės, vištienos sultinio, ryžių, pipirų ir druskos. Žinoma, galite prieskonių dėti dar kokių norit dasidėti, bet šiai sriubai tiesiog nieko daugiau nereikia. Tiesa, dar pasiskaninti galima dėti grietinės. Pirmiausia, sutarkuojam moliūgą. Tiesiog su tokia stambia tarka burokinė, labai paprastai. Galima ir pjaustyti, bet tada neskanu gaunasi kubeliais, jeigu supjaustysi, geriau truputį kai suverda. Štai, tokiais sutarkuojam. Jeigu vanduo užvirė, pilam moliūgą. Kol kas 1,5 litro vandens. Bus kaip visada, apačioje receptas, apačioje po video. Jeigu nerandat, tai yra toksai žodelis, daugiau, paspaudžia šitą žodelį ir atsidaro visas receptas. Laukiam, kol užvirs. Tuo metu susipjaustam bulvę. Nereikalingų dar. Bulvę pjaustysiu tokiais kubeliais, nedideliais. Kvadratėliais, kubeliais tai yra. Moliūgas užvirė, metam dabar bulves. Ryžius. Atsiminkit, kad ryžiai 3 kartus padidėja. Taip, kad labai reikia apskaičiuoti. Daug nereikia. Tai padedu sultinį. Paragausim dabar druskų. Galima nugrabyti pusės, kad gražesnis vaizdas būtų. Visus nešvarumus. Dedam truputį pipirų. Pagal skonį. Ragaujam dėl druskos. Skanumėlės. Vos druskos reikia. Ir verdam, kol išvirs ryžiai ir bulvės bus minkštas. Greitoji sriuba paruošta. Galima išjungus palaikyti porą minučių. Na štai, tokio maždaug tirštumo. Kokia spalvytė. Man tai būtinai reikia grietinės. Išmaišom.
Skanu ir be grietinės, bet su grietinė man tiesiog dar skaniau, pilnas skonis. Galima čia dar žinoma dėti kokį nors pomidorų, bet tai nebūtina ir taip labai skanu. Tiesiog pasakiškas skonis, švelni, nieko netrūksta. Ir svarbiausia, per kelias minutės tiesiog. Pasaka. Taip kad virkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės.